Miego sutrikimai. Manau, daugeliu tai išties patirtas dalykas. Jie būdingi ir jauniems, ir vyresnio amžiaus žmonėms. Todėl šiame siužete aiškinamės jų priežastis ir galimus šios problemos šalinimo variantus. Graikų mitologijoje buvo garbinami miego ir sapnų dievai, kad tik žmonės naktimis nekęstų negalėjimo užmigti. Miego sutrikimai – didžiulė ir rimta problema, net ketvirtis planetos žmonių kenčia nuo jos. O epizodiniai miego sutrikimai pasitaiko kone kiekvienam. Yra daug priežasčių, dėl ko jie atsiranda. Visų pirma, tai nervų sistemos nusilpimo išsekimo reiškiniai. Nerimas, įtampa. Tai yra visa tokia plejada psichikos sutrikimų, kurie nėra gydytini, kurie nėra labai sunkus, kurie nėra žmogų, taip sakant, net nepadaro nedarbingu, bet kurie sukelia miego sutrikimus. Ko tik neišbando niekaip užmigti negalintys žmonės. Ir avis skaičiuoja, ir meldžiasi, ir apie pievas ar jūrą galvoja. Ar malda, ar avių skaičiavimas, ar autotreningas, arba eutonija ir visos kitokios saviįtaigos formos nusiraminimo, raumenų atpalaidavimo nuo kaktos iki pirštų galiukų. Tai viskas padeda užmigti. Jeigu miega žmogus geroj, higieniškoj miegui aplinkoj. Anksčiau buvo labai populiarūs cheminiai migdomieji vaistai, tačiau pacientai nesilaikydavo ir vis dar nesilaiko nurodymų juos vartoti ne ilgiau kaip 2 savaites. Dėl to atsiranda priklausomybė šiems vaistams. Ir mūsų tikslas, jeigu pakliūna jis mums į rankas, pervesti, atsikratytos priklausomybės ir pervesti kažkokią tai natūralią priemonę. Tai irgi galima būtų siūlyti pasidormą. Bet aišku, sunkus, ilgas darbas ir gydytojui reikia labai daug kantrybės ir pacientui, nes jis daug kes. Nemigos atkryčių ir taip toliau ir panašiai. Cheminiai vaistai suardo normalią miego fazę. Ir nors žmogus miega, tačiau pabudęs būna nepailsėjęs ir net nesuprantantis, miegojo jis ar ne. Todėl išeitimi gali būti gydytojo rekomenduojamas homeopatinis vaistas Pasidorm. Pasidormas yra unikalus. Galima tikrai pasakyti, ir tai yra medicinos pasiekimas. Kalbos nėra. Todėl, kad ten ir apinys, ir pasiflora, ir cinkas, ir tokia stebuklinga žolė ešolcija, kurios kitose vaistuose labai, aš tik žinau dar vieną preparatą, kur įeina, fitoterapinį, kur įeina ešolcija. Tas kompleksas taip suderintas, kad jis sukelia tokį atsipalaiduojantį, ramų fiziologinį miegą. Ir jeigu tektų kam nors siūlyti dabar dėl nemigos, nepriklausoma nuo migdomųjų vaistų pacientui, reikėtų siūlyti preparatą, tai Pasidormas, kalbos nėra, yra numeris 1. Šio vaisto šalutinis poveikis ir pripratimas prie jo nėra pastebėti. Todėl vaistininkai drąsiai savo pacientams siūlo būtent homeopatinį Pasidorm. Pasidormą galima vartoti ilgą laiką ir jis tinka tiek lėtiniai ligai, nemigai gydyti, tiek žmonėms, kurie vartoja jau cheminius vaistus ir nori nutraukti jų vartojimą, tai kad nebūtų nutraukimo sindromo vartot kartu Pasidormą, ir taip pat momentiniam, kai žmogus tiesiog vieną naktį neužmiega. Jei žmogus ilgą laiką normaliai neįsimiega, jam gali sutrikti nervų sistema, širdies veikla bei virškinamojo trakto darbas. Žinoma, tai kenkia ir grožiui. Todėl pamirškite avelių skaičiavimą naktimis ir rinkitės gydytojų rekomenduojamas ir anot jų patikimas priemonės. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.